Spalio 5 – Tarptautinė mokytojo diena. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Patikrinkime, kaip mokytojus šią dieną pagerbs prieniečiai. Artėja mokytojo diena, sakykit, kaip sveikinsit mokytojus? Kad nežinau, dar kol kas nenusprendžiau. Kaip tu sveikinsi mokytoją savo? Ta mokytojo diena, kam čia sveikinti, dar sugalvot galima. Tai kaip šiaip sveikinat? Kiekvienais metais? Gėlių duodam. Ar turit mėgiamų mokytojų? Tai aišku, kad turim. Dabar turi progą perduoti linkėjimus. Ročkienė. Kas dar? Daug yra, bet visų neišvardinsiu, nes neatsimenu pavardžių dabar tiksliai. Jo draugai, pabėgau, pasakyk tavo manimų, kas yra geras mokytojas, kokiamis savybėmis turi pasižymėti. Kuris sugeba perteikti informaciją vaikam ir ją įdomiai perteikia. Ko norėtum palinkėti visiems mokytojams? Ir toliau puikiai dirbti savo darbą. Kadangi pati esu mokytoja, tai tradiciškai su gėlėm. Ko jūs tikitės šią dieną, kadangi esate mokytoja? Kas jums malonu? Kaip mokiniai turėtų jūs sveikinti? Ypatingo sveikinimo ir nereikia iš tikrųjų. Svarbiausia, kad gal elgtųsi gražiau ir mandagiau su mokytojais. Ką būtent turite omenyje? Pagarbą mokytojams. Kas yra geras mokytojas? Geras mokytojas pakantus, žinantis savo dalyką gerai ir sutarintis su mokiniais. Kokio dalyko mokytoja esate? Aš esu socialinė pedagogė. Jūsų manymu, ar nuo mokytojo priklauso vaiko motyvacija mokytis? Iš dalies priklauso. Ko norėtumėt palinkėti visiems mokytojams? Geras klausimas. Kantrybės norėčiau palinkėti ir gerų mokinių. Ko trūksta šių dienų mokytojų? Pripažinimo didesnio visuomenėje iš tikrųjų, nes mokytojas nėra pripažintas ne tik, kad mokykloje nesijauti iš tikrųjų mokytojų tokių, kad, kaip pasakyti, ne tai, kad gerbiamų, bet ir tos pačios pagarbos, bet iš tikrųjų ir pripažinimo visuomenėje trūksta. Ar užtektinai apmokamas darbas yra mokytojo darbas? Galėtų būti ir geriau apmokamas. Kaip jūsų manimų reikėtų sveikinti mokytojas? Mokytojus tai reikėtų visada pasveikinti, todėl kad jie mus moko ištarti pirmą raidę, skaičiuoti. Labai tokia specialybė, garbinga, sakyčiau. Reikėtų gėlių negailėti, gerų žodžių negailėti. Koks jūsų manimų turėtų būti geras mokytojas? Sakyčiau, griežtas turėtų turėti daug žinių, komunikabilus. Ir tiesiog padorus žmogus. Ko būtent sunkus mokytojo darbas? Todėl, kad dirba su žmonėms, su vaikais, su žmonėms visada darbas yra ypatingas, ypatingai su vaikais darbas, tai yra ypatingi žmonės, galėčiau taip pasakyti. Ar mokiniai vertina mokytojų darbą? Kai mes tai vertinom, dabar nežinau, negaliu pasakyti, manau, kad vertina, vis tiek vertina, negalima sakyti, kad nevertina. Ar pakankamai apmokamas šis darbas? Ne, nepakankamai. Galėčiau pasakyti, tikrai nepakankamai. Tai turėtų, jeigu žmogus neišsilavinęs ir nesveikas žmogus, jis negali būti naudingas ir visuomeniai. Tai aš manyčiau, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti apie algas, nes tada ir tam pačiam mokytojui reikia ir valgyti, ir gerai atrodyti. Ir tiesiog aš manyčiau, kad tai turėtų būti labiau gerbtinas tas darbas. Vyriausybės daugiau. Ir aš manyčiau, kad algos tikrai yra per mažos. Ar vaiko motyvacija mokytis priklauso nuo mokytojų? Priklauso, žinoma. Kokio dalyko mokytojams jūsų manimų yra sunkiausia? Aš manyčiau, matematikos galbūt, fizikos, chemijos. Visi. Aš manyčiau, kad visi. Ir humanitariniai taip pat. Mokslai taip pat, žiūrint, kokie yra vaiko gabumai, čia kam yra linkęs. Tai ar turėtų mokytojas leisti mokiniui save laikyti draugu ir sueiti į tokį artimą ryšį? Aš manyčiau taip. Tada įgauna didesnį pasitikėjimą vaikas. Manyčiau, kad reikėtų paminėti tą dieną ir pasveikinti pedagogus. Ar seniai baigėte mokyklą?
Taip tiksliai nepasakysiu, bet taip senokai. Kokius jausmus jums sukelia žodis mokytojas? Kas yra mokytojas? Manau, kad kiekvienas mokytojas yra skirtingas, bet bent jau aš iš savo mokyklos, tai nieko blogo apie jos negaliu pasakyti apie mokytojus. Nes jie tikrai išmokė mus. Ar turėjote mokytojų kaip draugų? Buvo ir tokių, buvo. Ar jūsų manymu, ar galima mokytojams leisti mokiniams laikyti mokytojus draugais? Priklausomai nuo to, kaip pats mokinys žiūri į mokytoją, manyčiau. Nu, ta prasme, jeigu jisai turi pagarbos mokytojai, tai manau, nieko tokio neatsitiks. Ko palinkėtumėte visiems mokytojams? Gerų mokslo metų. Ačiū. Kaip reikia sveikinti mokytojus? Puokštę gėlių. Ar sunkus mokytojo darbas? Aš manau taip. Kuo? Atsakingas. Šių dienų mokytojas ar vertinamas mokinių? Nu, aš manau, sąžiningas vertinamas. Ar gali mokytojai leisti mokiniams laikyti save draugais? Gal gali. Nežinau. Kaip reikėtų sveikinti tavo manymą? Ar neši gėlių? Tai reiks nešti. Ar tu sutari su mokytojais? Taip. Kokioj mokykloje mokaisi? Kaip matau žiburyje, tai ar geri ten mokytojai? Taip, labai geri. Ko norėtum palinkėti visiems mokytojams? Sėkmės ir kantrybės. Dovanosim gėlių. Kaip tu sveikinsi? Mes šoksim ir, šiaip nežinau, nieko nesugalvojam dovanot. Kokioj mokykloje mokaisi? Pakonio pagrindiniai mokyklai. Ar geri ten mokytojai? Geri. Labai. Tavo manimu, kokiomis savybėmis turi pasižymėti geras mokytojas? Nereiktų. Ir tik tai? Nežinau. Ar jums nuo mokytojo priklauso jūsų noras mokytis? Nelabai. Kokius mokytojus tavo mėgstamiausius dabar gali pasveikinti? Perduot linkėjimus. Nežinau, gal. Iš tikrųjų visi pakankamai geri. Ar užaugus norėtum būti mokytoja? Ne. Kodėl? Ką žinau, man nepatinka. Tiesiog ta profesija, ne prie širdies. Tavo manimu, dirbant mokytoju, kas sunkaus būna? Nežinau. Galbūt sunku su neklaužatom vaikais? Jo. Pamkovės. Aš žinau, kaip čia juos sveikinti. Kuo gražiau? Pavyzdžiui. Nu kaip? Gėlių, bučnių, meilės. Mano mokytoja Damuninė pasveikykit nuo manęs. Būtinai. Kas yra geras mokytojas? Kas geras mokytojas, kurios biskį pakratų vaikus? Kaip mumi gerai? Kokiu būdu pakratų? Turi mokinys bijot mokytojų. Jeigu nebijos, nieko nebus. Ar gali mokytojas leisti mokiniui laikyti save draugu? Dalinai. Ką tu žinai? Tik iš pagarbos kažkiek tai. Taip, koks gali būti draugas mokinys mokytojui. Ar pakankamai apmokamas mokytojo darbas? Manyčiau, šiuo laiku jam labai gerai apmoka. Nes jie turi daug papildomų pamokų. Mūsų laikais mokytojas individualiai už tą patį atlyginimą užsiėmė visko to. Prakalbote apie papildomas pamokas, tai jūsų manimu vis labiau populiarėja kuratorių darbas. Tai ar mokyklose neužtektinai išmoko? Aš manau, kas gerai mokinasi, užtenka grinai mokyklose. Tai kokių sveikinimų laukiate iš mokinių? Ko tikite šią dieną? Daug gražių žodžių ir daug gėlių. Kokių sunkumų iškyla mokytojams? Dirbant šį darbą. Jeigu dirbi ne pirmus metus, tai pripranti ir viskas vyksta labai natūraliai, savaime ir kuo daugiau kūrybos. Ar pakankamai apmokamas šis darbas? Ne. Jūsų manimu, ar mokytojas gali leisti mokiniui save laikyti draugu? Gali. Aš stengiuosi, kad tai būtų. Kad man vaikai būtų kaip draugai. Arba aš jiem draugė. Ypatingai mažiukams. Kokių dalykų mokytojams sunkiausia? Lietuvių. Kodėl taip? Mano
draugė, kolegė yra lietuvių kalbos mokytoja, tai ypatingai pasiruošti pamokoms, labai daug taisyti darbų, tiesiog, labai daug iš tikrųjų ruošiasi. Ko palinkėtumėt visiems mokytojams, kolegoms? Kantrybės. Turbūt, kad kantrybės labiausiai. Ačiū labai jums taip pat. Ar sunkus mokytojo darbas? Pagal mane tai jo. Kuo sunkus? Su pradinėm klasėm pagal mane reikia turėti kantrybės mokytojam. Nežinau. Vis labiau populiarėja papildomos pamokos. Ar jūsų manymu gal šiais laikais mokytojai nepakankamai moko mokyklose, kad visi renkasi po pamokų mokytis? Priklauso nuo mokytojų šitas dalykas. Arba nuo vaiko pačio. Kokio dalyko mokytojams jūsų manymu yra sunkiausia? Nežinau. Ko palinkėtumėte visiems mokytojams? Sėkmės mokytų vaikus ir gerai. Sėkmės.